Sveiki, sveiki! Šiandien parodysiu, kaip per Find and Select, arba kitaip rasti ir pažymėti objektus Excel šyte. Tai yra pažymėti ne langelius su duomenimis, o virš langelių tarsi gulinčius elementus. Tai būtų diagramos, kažkokios tai figūros, mygtukai, ikonėlės, paveiksliukai, taip pat ir rodiklės ir įvairūs kiti objektai. Tai labai patogu, kai tarkim yra įklijuota labai daug paveikslėlių šyte, ir jų nebereikia. Tai labai ir lengvas būdas tiesiog visus iš karto pažymėti ir ištrinti. Tai reikėtų eiti į Home, tada susirasti Find and Select, išskleidus atsidaryti Go to Special. Čia pažymėsite Objects ir spaudžiate OK. Na štai, Excelis pažymėjo visus mano paminėtus objektus, jų gali būti aišku ir daugiau, negu aš minėjau. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Go to Special bei kitais Excelio funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek, ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki!